Audrys Lus. Labas, Algi, sveiki visi. Pradėkim šio sekmadienio apžvalgą. Algi, prisipažink, tu rytais, kai atsibundi, ką tu pirmiausia darai? Aš pirmiausia pasodinu musę be sparnų ant... Ne, šito nedarau. Aš pirmiausia išsitraukiu telefoną ir žiūriu, kas vyko. Teisingai, tu žiūri, ką šiandien vėl subombardavo Krymą ukrainiečiai. Taip. Ne tik tai, žiūriu viską. Tai taip, jo. Bet čia jau iš tikrųjų darosi, supranti, toksai vos ne sportas. Net ne sportas, mes čia žiūrim ne kaip šou. Taip. Žinai, vieną savaitę laivai, kitą savaitę laivyno štabas. Aha. Ten visokių jau tenai tų smulkmenų, kaip ten kokia, žinai, raketų baterija, žinai, ar ten laivyno ryšių mazga, tai čia nesiskaito, jums supranti, čia neįdomu. Mailius. Jo, nors tiesą sakant, ko gero nesvarbesni dalykai, žinai, nes ryšių mazgas tai yra ryšių mazgas vis tik tai. Bet iš tikrųjų, žinai, ukrainiečiai jau dabar Krymą ėmėsi labai rimtai. Ir svarbiausia, kad rusai nieko negali prieš pastatyti. Įsivaizduoju, kaip jie nervuojasi. Ne, tai žiūrėk, rodiklis geriausias yra tas, kad apie juodojo laivyno štabo sunaikinimą programą Vremia nepranešė. Ir apskritai aš pažiūrėjau visuose tuose forumuose, kurie yra daugmaž tokie, santykinai nepriklausomi. Net jeigu ten, žinai, ultrapatriotai rusų sėdė, bet jie vis tiek, anksčiau ten dar keikdavo, ten visų, jie gali Putiną keikti, supranti, bet apie šitą laivyno štabą buvo ten vos keli komentarai, žinai, matyt, parėjo rimta komanda tylėti. Nes kitaip aš neturiu kito paaiškinimo. Aš irgi čia labai logiškai. Nesakau, stumtant Putino galima pas juos tenai, žinai, stumtant Šoigu kokio galima, bet vat, apie laivyno štabų subombinimą tyla. Vadinasi, taip skausmingai ėjo, žinai, kad Jėzau. Tuo labiau, žinai, jeigu, tarkim, tuos laivus dokose sukalė tai naktį, žinai, ir Sevastopolio gyventojai matė tik tai, žinai, bum. Ir ryte jau tik tai, žinai, dūmai rūko iš lengvo. O čia vidury dienos, visiems matant, tai lauk, tai yra pats ant miesto centras, žinai, ant kalvos. Ir visas štopelis, supranti, matė, žinai, kaip sminga raketos. Čia, žinai, yra Šalia to, aš tiesą sakant, aš netikiu tojais Budanovo pasakojimais, kad ten jisai porą generolų, žinai, ar tai užmušė, ar tai sunkiai sužeidė. Nes jeigu ten iš tikrųjų būtų buvę šitas Rusijos pietinės apygardos vyriausias vadas, yra 3 žvaigždžių generolas, ir ten laivyno sausumos, ten tų visų pajėgumų vadas su 1 ar 2 žvaigždėm, supranti, tai tokių dalykų neįmanoma paslėpti. Vien todėl, kad turi būti kažkas paskirtas į jų vietą. Tas taip. Bet šiaip jisai tik apie 2 minėjo, kiek aš žinau, bet ten minima iš kitų šaltinių ten 14 net. Aš turiu minėjai net tik su generolu. Taip, visi tie šaltiniai, aš specialiai žiūrėjau, visa tai yra totalūs anonimai. Net jeigu tai yra Telegram profiliai retai ten būna, žinai, rašomi tikrais vardais, bet paprastai bent jau už tuos rimtesnius žinoma, kas už jų stovi. Ten gali pasišnėti koks nors Marečiok, supranti, ar tenai, žinai, filolog, bet visi žino, kad tai yra konkretus asmuo, žinai, jisai žinomas daugam. O čia, kur rašė, tai rašė tokie, žinai, naunėjimai totalūs. Taip, bet aš manau, jog ten tikrai, matai, žiūrėsim, gal dar išlys kažkas tai kitą savaitę. Vis tiek šokas, Maskvoje yra didžiulis. Kada mes čia turėjome iš penktadienio į šeštadienį, ne, man atrodo? Iš ketvirtadienio į penktadienį. Ketvirtadienį. Penktadienio ryte buvo daužoma šitą Sucharnaja Balka, tenai, kur yra laivyno arsenalai. Taip. Bet ten nelabai sėkmingai. Bet ten jau šaudymą, tai nebe Stormshadow'ų, ten Neptūnai šaudė. Jo, bet aš bet kokiu atveju turiu menį, kad tai buvo labai neseniai. Ne, tai taip, ketvirtadienį čia buvo, ketvirtadienio dieną. Į antrą dienos pusę netgi, sakykim, taip tiksliau. Ir žiūrėk, kaip yra, tengi kaip buvo. Pirmiausia, kad ar tai antradienį, ar tai trečiadienį atakavo tą laivyno ryšių mazgą, kuris kartu skaitosi atsarginę vadavietę laivyno esančią. Ir bent jau pataikymas tikrai buvo geras, kadangi yra nuotraukos iš kosmoso padarytos ir tikrai įsmigo ten, kur turėjo įsmigti. Ir tuo labiau, kad kadangi tai yra pakankamai gerai žinoma vieta,
Ir tenai žmonės, kurie joje tarnavę anksčiau, yra pasakę, kad jeigu tenai iš tikrųjų įsmigo raketa, tai ten ir kažkas viduje buvo, tai jiems visiems šakės, kadangi nors teoriškai tai yra skaitosi tas, apsaugota vadavietė, ten yra, bet tai yra, sakai, paprastas gelžbetoninis angaras, kuris iš viršaus užpiltas žemėm. Tenai nėra ten kažkas tai tokio ir dar Sovietų Sąjungos laikais buvo nuspręsta, kad tai niekaip netitinka visų reikalavimų saugumo, branduoliniam karui, žinoma. Ir tada tenai prie Teodozijos buvo uolose iškaltas nauja vadavietė sarginė. Tai vadini Feodosija, ne? Jo, okay. Teodozija jinai mūsiškai. Aš atsimenu dar iš vaikystės savo. Tai pas mus būdavo rašoma Teodosija, nedėt oficialiai, žinai, lietuviškai. O paskui kažkaip pas mus pradėjo tą rusišką tarimą, žinai, Feodosija varinėti. Copy-paste nuo visur, kaip daugumą. Va, tai tenai, bet ten buvo nespėta įvesti rikiuotę, kadangi Sovietų Sąjunga subirėjo, o po to perėmė Ukrainos laivynas, jau tą super vadavietę, žinai, ir ten viską išvogė, kaip ir priklauso. Vadinasi, jiems neturėtų, vadinasi, viena vadavietė yra po tuo pagrindiniu štabu, žinai, kuris Sevastopolį, kur sudaužė, o ten ta kita, vieną dieną kalė į vieną, o kitą dieną kalė į kitą vadavietę. Nu, pagavo, nepagavo ten kažką, bet vis tiek ten bent jau aparatūrą sunaikino. O dabar supranti, kad štabas, net jeigu iš jo gyventojai yra iškeldinti kažkur tai vis tiek, jisai yra pilnas tam visokio, žinai, yra ir archyvai, asmens bylos, ryšių įranga, štabas. Jėzus tu Marija. Tu gali iš jo išvesti žmonės, tu neišvesi visos įrangos. Ir vien tai, žinai, tengi iš jo nieko neliko. Sienos agriuvusios. Tai yra, žinoma, puiku. Bet kita vertus, tai turbūt vienintelis dalykas, kur galima pasigirti ukrainiečiam šią savaitę. Nes, žinai, visi ten šneka, žinai, proveržys prie Rabotinė, prieveržys prie Rabotinė, tenai įėjo į ten tą Verbovę, dar kažkur tai, žinai, ten tipo, jau tankai laisvai važiuoja. Ne. Tai dar nėra proveržys, kaip be būtų liūdna. Ten, žinai, 500 metrų pirmin, 500 metrų atgal, ne. Proveržys yra, kada tu praeini minimum kelis kilometrus, net per savaitę, jeigu tai būtų, aš jau nekalbu, kad per dieną turėtų būti 10 kilometrų. O tada yra proveržys. Arba proveržys yra, kai tu gauni atakamsus su klasteriniai šūdvinim. Vat, Algi, čia supranti... Aš atsiprašau, kad sekančią temą. Ne, čia viskas gerai, žinai. Nes iš esmės, tai atakamsai yra labai liūdna tema. Labai liūdna tema. Kad ne tai, ko norėtume? Žiūrėk, iš vis ten kaip buvo. Juk, žiūrėk, kad duos atakamsus buvo žadama jau keli mėnesiai. Čia prieš porą savaičių absoliučiai visi tenai kongresas, senatas, gynybos departamentas ir vienžodžiu visi, kas turi prie to pridėti ranką, visi pasirašė, kad reikia duoti ukrainiečiam atakamsus. Vyksta Zelenskis į Vašingtoną, o tas jungtinės tautas šnekėti. Pirma jo atvykimo diena ar išvakarės, aš tiksliai nepamenu, išeina prie žurnalistų šitas Sullivanas ir pasako, žinot, o atakamsų neduosim. O duosim ten visokių kitų dalykų, mes čia turim paketą tada, žinai, bet atakamsų ne. Ir čia ketvirtadienį beros buvo, ar trečiadienį, ar ketvirtadienį. O paskui jau, žinai, šeštadienį, kai susitiko asmeniškai Bidenas su Zelenskiu, tai jau tada Bidenas pasakė, kad, truputį duosiu atakamsų. Tai čia galima spėlioti, ar čia buvo tam tikras žaidimas, kad pirmą išeis Sullivanas, kuris yra žinomas blogietis, pasakys nieko negausit, ir tada ateis Bidenas, duos nors kažką, tai ir ukrainiečiai turės labai džiaugtis, kad vis tiek gavo kažką, tai žinai tokio. Ar čia kaip tik pliuchas Sullivanui, nes jisai prastūmė, kad neduoti, kažkas tenai, ar Blinkenas, ar kažkas dar įkalbėjo Bušą duoti, Bidenai kalbėjo duoti nors kažką. Yeah. Bet dabar pagal pletkus, kurie sklando tikrai aukštam lygmenį, žinai, tai pirmas dalykas duos apie 100 vienetų. O šitas Budanovas interviu The Drive, kuris davė dar jau Vašingtone, bet dar iš to pranešimo. Tai jo paklausė maždaug žurnalistas, kiek jūs tikitės gauti, žinai, tų atakamsų ir kiek jums reikia. Tai Budanovo atsakymas buvo toksai, kad jeigu duos 100, tai čia praktiškai tas pats kaip nieko. Matyt, jis jau žinojo, kad 100 kokį duos. Tai jo paklausė žurnalistas, kiek reikia, sako 1000, sako 1000 ne, bet bent jau turi būti 100 skaičiuojama. Ir tai yra visiškai teisybė.
Antras dalykas, duos pačius seniausius variantus, galbūt netgi tuos, kurie skrenda ne 300, o tik tai 150 km. Ten daug spekuliuojama Twitter'yje šito klausimą. Taip, yra daug spekulacijų, bet faktas tas, kad sakoma, duoda absoliutų minimą to, ką galima minimaliai duoti. Ir aš neturiu jokio logiško paaiškinimo, kodėl. Išskyrus tai, kad visiškai sąmoningai nenorima, kad ukrainiečiai išvestų iš rikiuotės maksimalų kiekį rusų pajėgumų užnugarėje ir galbūt pradėtų proveržį daryti. Aš manyčiau, kad taip daroma vėlgi tas lėtai virinamas varlės principas. Ne, Algi, čia jau, žiūrėk. Pradžioje, kai sakė, kodėl mes neduodam jums atakams, aiškino, kad atakams reikės tam atveju, jeigu, tarkim, Kinija pradėtų karą prieš Taivanį. Tada visi gynybos apžvalgininkai, kurie daugmaž nelenda į užpakalį Vašingtono establishmentų ir visokie atsargos generolai tipo Hodžeso, tai pasakė, žiūrėjau, sako, vyrai, jūs pasimkit žemėlapį, atmatuokit 300 km nuo Taivanio. Ne. Gausis jūra. Ir gausis jūra. Kaip jūs ginsit šitą dalyką, sako. Pietų Koreja, sako, pirmas dalykas, Pietų Koreja pati turi visokiausių. Antras dalykas, jeigu, žinai, Pietų Korejos negalima apginti be kokių 200 ar 300 atakamsų, tai gal gynybos planus pakeisti reikia. Čia Hodžesas tai sakė? Aš jau neatsimenu, kuris. Bet kažkas tai iš tų, žinai, jau tų su vardais, žinai. Tai tada jau, žinai, tada jau duosim. Bet kai klausyk, gerai. Šiaip jau aš suprantu, kad tie su bomblėtėm atakamsai pirmos ir antros serijos, nes pati pirma serija skrenda 162 km, antros serijos jau 300 skrenda. Šiaip jau, pavyzdžiui, aerodromam naikinti, tai yra pats tas, ko reikia. Ten viena turi 300 už tai su bomblėčiu, kita 900 kažkas toliau. Tai tiesiog, ta, kur arčiau skrenda, turi daugiau, ta, kur toliau skrenda, turi mažiau, žinai. Ir jeigu, bet jinai dengia berods hektarą. Kažkur tai. Labai gerai. Jo, tai vieną šitą dalyką išmėtų. Tai pavyzdžiui, tarkim, tai čia irgi jau, žinai, pasiėmė žemėlapius, paskaičiavo, kad tarkim, ant kokio ten prie Mariupolio kažkur tai yra ten tie aerodromai, kur bazuojasi rusų K-52 sraigtasparniai, kurie iš esmės ir laiko visą puolimą. Tai iš esmės 2-3 raketos, jeigu juos prigavus, gali išvesti eskadrilę velniop. Ir matai, čia kur yra niuansas, kodėl, tarkim, ukrainiečiai taip reikalavo tų atakams, nors visi sakydavo, tai palaukit, jūs turi Storm Shadow, jūs turi Scalp, galbūt vokiečiai duos ir šitą Taurusą, kurie gerokai toliau skrenda. Bet matai, čia yra reakcijos laikas. Juk pavyzdžiui, Turiuomenį galima suspėti pabėgti nuo kruizinės. Vienu žodžiu, jeigu labai gerai suderintai dirba visos tarnybos, pradedant traukinių žvalgybą, baigiant aprūpinimu aerodromų, pilotų ir kuo tik tai nori, tai minimali reakcija Storm Shadow nuo pranešimo apie taikinį iki pataikymo į 2 valandos. Tiek, palauk. Taip. Okay. Nes, vadinasi, informacija turi ateiti iki aerodromo. Čia mes nekalbam apie šūvio atstumą, čia ne tai yra. Ne, čia būtent reakcijos laikas. Palauk, vis dėlto būk geras išaiškinti. Ne, tai dabar aiškinu. Va, tarkim, tenai kažkoks Budanovo pavaldinys fiksuoja, kad, tarkim, Mariupolio aerodrome nusileido, supranti, sraigtasparnių eskadrilė ir jie dabar, žinai, tankuojami. Ar ten kabinamos, tarkim, raketos po jais. Tada informacija eina kažkur tai tenai į vadavietę arba Kijevą, arba ten kažkur tai, tarkim, arba bent jau krypties vadavietę, iš kurios ta informacija perdodama į oro pajėgas, kadangi jos aptarnavo Storm Shadow. Tada Storm Shadow pradedama įvedinėti informaciją apie taikinį, skrydžio kelią ir kitą dalyką. Tam, kaip bebūtų liūdna, yra arti valandos procedūra. Mes čia turim senus lėktuvus. Ne, į pačią raketą suvedimas visas. Į pačią raketą? Pirmiausia, yra užprogramuojamas, kaip jinai kris, jinai netiesiai eina. Taip, čia kruizinė, čia ne balistinė, čia kita istorija. Vadinasi, maždaug valanda laiko, plus minus tenai, žinai, apie valandą. Taip. Suprogramuojama, tada jinai vežama po lėktuvu, pakabinama po lėktuvu. Tada pilotas, o jeigu visi ten maksimaliai toli nuo linijos sėdi.
skrydis, supranti, iki paleidimo taško būna apie 20-30 minučių, tada dar antrą tiek laiko skristi, supranti. O taip ir gaunasi apie 2 valandos laiko. Tai per tą laiką sraigtasparniai bus jau seniai pabėgę. Supratau. Va paprastas dalykas. O atakamsas čia yra visiškai kitas reikalas. Taip. Atakamsai, jie gali judėti, kadangi šitie Haimarsai, iš kurių jie paleidžiami, jie pastoviai juda išilgai fronto linijos, jau gal ne ties nuliu, bet jau tenai pakankamai arti. Informacijos perdavimas vis tiek yra greitesnis, kadangi jie dirba visą laiką poroje su šito gūru, tai yra su žvalgyba karinė, nes ir priduoti Haimarsai yra kariniai žvalgybai. Ir tai yra tai, kas vadinama tuo žvalgybos smogiamuoju kompleksu. Tai yra pas juos informacija eina iš karto iš priešakinio stebėtojo arba iš priešakinio informatoriaus tiesiai į mašiną. Mašinoje tenai suvedimas užtrunka 10-15 minučių, kai suvedamos koordinatės, o ta tai tiesiai eina. Ir po to, aš pamiršau dabar 3 ar 6 minutės maksimalus skrydžio laikas, iki maksimalaus atstumo. Tai grubiai ištekant per 20 minučių, 25 minutės čia jau, bet čia jau su visais galimais. Viskas aišku, bendra. Jau raketa krenta ant taikinio. Tai yra 4 kartus greičiau, 4 kartus didesnis reakcijos laikas. O jeigu tu, pavyzdžiui, lauki taikinio, kad bus tenai kažkur, tai tu gali iš anksto viską įsivesti, tik tai gaugu žinia, kad jau leidžiasi ir gali šaudyti. Tai yra visiškai kitas, tiesiog tai yra kokybiškai kitas smūgio laikas. Ir tada jau supranti, rusai automatiškai turėtų perkelti visus savo aerodromus 300 km nuo fronto linijos. Aš jau nekalbu apie visas tenai logistinės bazės ir kitus dalykus. Nes, pavyzdžiui, atakuoti šitom bomblėtėm, tarkim, šaudmenų perkrovimo momentą. Tai yra, tu, tarkim, šaudmenų saugyklos jais nepramuši. Bet rusai maksiškai laiko šaudmenis po atvirų dangum. Jie priveža geležinkeliu prie kažkokios tai vietos, ten ant rampų iškrauna, paskui prie rampų jau važiuoja sunkvežimiai, pasikraudinėja. Tai tokiam dalykui kasetinė galvutė persikas yra. Dar vienas dalykas, kam jos tinka, tai naikinti oro gynybos sistemas. Nes jos vis tiek, tai tiek būna ir įskleistos, bet plius minus 50-100 metrų viena nuo kitos stovi radaras ir paleidimo sistemos. Tai čia, kai kasetė nusileidžia iš viršaus, tai irgi būtent tai, ko reikia. Tai iš esmės, tai nebus jau visiškai blogai. Kitas dalykas, kad jeigu Ukraina negaus atakamsų su šitom unitarinėm galvutėm, kur viena bomba įdėta tenai, kažkur tai 120 kg plieno ir apie 100 kg sprogmenų. Čia tiltams ir vadavietams. Tiltams, jie bunkerių nepramuša, aišku, Storm Shadow daug giliau muša. Bet vis tiek supranti, jau į pastatą įsmiks, supranti, ir pastatą sunaikins. Čia be kalbų yra. Ir netgi, pavyzdžiui, gali tiesiog šalia pastato sprogti, nes tenai, kadangi ten ties labai galingi sprogmenys yra sukišti, ir jų tenai sprogimo greitis yra didžiulis, tai jie tiesiog grinai banga greuna, net skeveldrų nereikia. Yra tas dalykas, čia norintis gali, tenai pasižiūrėti, internete yra visi tie dalykai supaišti su visais grafikais, kokiais atstumais kanaikina. Tai yra galingi dalykai. Bet jau, pavyzdžiui, medžioti, tarkim, Rusijos vadus kažkur tai štabuose, kurie, jeigu tas štabas minimaliai įtvirtintas, ar bent jau pastate yra, tai jau su jais nepavyks. Aš sakyčiau, kažkas Vašingtonui nusprendė paslėpti humaniškai ir neleisti ukrainiečiam naikinti rusų generolų. Ir tas man labai nepatinka. Nes apskritai, visa šita Zelenskio kelionė Jungtinės valstybės, man taip nuo pat kelių dienų dar iki išvažiavimo, kas buvo pradėta rašyti, sakykim taip, Amerikos mainstreaminė žiniasklaida, iki visų apibendrinimo po to, tai buvo gal toksai šaltas dušas, iš anksto parengtas. Pirmas New York Times'as paleido vienmalinį straipsnį, kad maždaug ukrainiečiai patys save naikina, šitom oro gynybos raketom. Klišivka, man atrodo, ne? Jo, Klišivka.
Nu, ten toksai, žinai, rusai tokius straipsnius gamina. Čia aš nejuokauju. Taip. Čia grinai kalkė paimta nuo rusiško. Aš mačiau tavo Facebook'e labai gerai parašei, ten labai liuks. Ten tokia pornografija, žinai, kad aš net žaktelėjau skaitydamas. Jau prieš tai buvo New York Times, tenai, kad Jėzus Marija koksai siaubas, kad mūsiškiai siunčia ukrainiečiam sviedinius su kasetiniam galvutėm ir dar nori dar kitų, nes yra toksai siaubas, žinai. Tai jau ten buvo vėmalas, žinai, o šičia tai nušakės. Paskui Reuteris, beros, tą pačią dieną, kai atvyko į New Yorką Zelenskis, pavarė didžiulį straipsnį, žinai, kad, apie korupciją, žodžiu, kokia korumpuota, žinai, Ukraina ir Zelenskio administracija. Ten, žinai, irgi, atsiprašau, taip, Ukrainoje korupcijos yra va tiek, visi tą puikiai žino. Bet kada Reuteris, tai yra naujienų agentūra, vadinasi, jį perspausdina daugybę, žinai. Būtent atvykimo, sakyt kalbą, žinai, Jungtinėse tautose dieną, žinai, tu tokį šūdą pavaro. Tai tipiškai, žinai, informacinis karas. Ir tegul jie ten neaiškina, kad čia atsitiktinumai, žinai, yra. Paskui, vadinasi, kongresas neleido jam kalbėti, tik tai, žinai, uždari susitikimai buvo padaryti. Ta Salivono, žinai, išėjimas, kad neduosime jum atakams. Tai buvo atvirai, žinai, taip, žinai, kaip šuniukas paimtas, žinai, vatau. Neduosim, neleisim, nedarysim, žinai. Ir kartu tas reikalavimas. Ponas Zelenskis, ar jūs atsivežėt maždaug pergalės planą? Kaip jūs ketinat nugalėti? Blemba, žinai. Tai gal tegul patys jie savęs paklausė, ką mes padarysim, kad Ukraina nugalėtų ir kaip mes įsivaizduojam pergalę, žinai. Ar tu girdėjai, supranti, kad ar Baideno iš administracijos kažnors pareigūnų, ar tenai koksai Šolcas, ar Makronas, ar tenai kokia von der Leyen, žinai, būtų pasakius, kas yra pergalė. Niekas apie tai tyri, visi sako, mes neleisim Ukrainai pralaimėti, žinai, arba mes neleisim Rusijai laimėti. Daug kas kalba apie sienas 91 metų. Tai... Aš negirdėjau nei vieno atsakingo vakarų lyderio, kuris pasakytų, jog mes padėsim Ukrainai išstumti Rusiją į 91 metų sienas. Nė vienas nėra šito dalyko pasakęs. Aš atsimenu, čia dar pernai metais kažkurio tai buvo tokia Baideno kalba, buvo jau tų, žinai, tokia, konkrečiai apie karą ir programinį. Aš specialiai žiūrėjau, ten nebuvo nei žodžio būtent apie grįžimą į pirminės sienas. Buvo labai gražiai apeitas šitas dalykas. Jau nuo pat pradžių apie tai nekalba. Ir va šitas dalykas, ir čia dar pusė velnio būtų, žinai. Bet aš turiu tokį negerą įtarimą, kad čia apskritai buvo, žinai, su Zelenskiu ir Ukrainos žaistas ping-pongas tarp Berlyno, Paryžiaus ir Vašingtono. Nes tas konfliktas su Varšuva, jisai čia ne grūdai žaidžia. Aišku, grūdai čia yra svarbus dalykas, bet ten viskas smirda, žinai, didelių žaidimų. Arba Lenkų emocingumu. Visko yra, bet, žinai, čia reikia kas kam pradėti iš toli. Kad šitas konfliktas kils rugsėjo 15 dieną, buvo žinoma dar nuo pavasario. Nes būtent pavasarį ES įvedė draudimą eksportuoti Ukrainos grūdus ir kitus žemės ūkio produktus į ES. Atkreipdėmės, čia kalba būtent apie eksportą į ES, o ne tranzitą. Čia skirtingi dalykai. O tas draudimas buvo įvestas todėl, kad Ukrainos grūdai, jie paprasčiausiai dempinguoja kainas. Ir žudo šiaip jau visus, ne vien tik tai Lenkijos ūkininkus. Ir čia, žinai, kaip Lenkai per tą savo kvailą honorą, jie tiesiog susirinko visą šiškas ant savo galvos. Realiai draudimą, realiai tuos nesmeninius, bet nacionalinius draudimus importui įvedė Lenkija, Vengrija, Slovakija ir Rumunija. Tiesiog Lenkija garsiausiai pradėjo rėkauti apie tai, Vengrai su Slovakais truputėlį tyliau, o Rumunai iš vis palaukė kelias dienas, kai visi, žinai, paleido salvę į Lenkus, tada Rumunai savo įvedė, apie Rumunus dabar niekas neprisimena, nors jie irgi įvedė tą draudimą. Iš esmės, visos 4 ES valstybės, kurios turi sieną su Lenkija, uždraudė įvežti pas juos žemės ūkio produkciją ukrainietišką. Ir žinai, turint galvoje, kad ES žemės ūkis yra siaubingai užreguliuotas,
Ir visa ES žemės ūkio produktų rinka, kur yra subsidijuojama, jinai kartu yra labai ginama. Mes patys atsimenam dar, kaip keikdavosi mūsų ūkininkai iki Lietuvos stojimo ES, kokie būdavo muitiniai barjerai, žinai, kad mūsų produkcija laisvai negalėtų patekti į ES rinką. Plus ten tie visokie sanitariniai reikalavimai, ten tiek reguliavimų, kad, vienu žodžiu, ukrainietiškas grūdas kainuoja vidutiniškai 4 kartus pigiau negu tie, kuriuos augina, pavyzdžiui, kokie lenkai. Žinai. Ir kada šitie grūdai plūsteli į Lenkijos vidaus rinką, o importas išaugo per 1 metus 600 kartų. 600 kartų. Čia Lenkijos žemės ūkio ministerijos duomenys. Įgarsinti ten kažkokie vicepremjero jų šią savaitę. Tai dabar įsivaizduoju, kokia būna reakcija iš žemdirbių pusės. O žemdirbiai, tai yra rimta rinkiminė jėga. Vienas dalykas, antras dalykas, galiausiai plaktų. Tai yra ekonomikos šaka, supranti, ir tu realiai supranti, kurią tu leisdamas ukrainiečių produkciją tokiais kiekiais, tu ją žlugdai. Ir aišku, supranti, kad pavasarį buvo įvestos kvotos ir draudimai. Ir čia jau būtų per ilgai istoriją aiškinti, koks yra sandarta Europos šitą Ukrainos žemės ūkį, bet realiai supranti, Ukrainos žemės ūkį kontroliuoja ne ukrainiečiai. O tai yra patys didžiausi 10 žemvaldžių, tiesiog kaip, tai yra koncernai, kurie valdo. Iš jų berods 6 ar 7 yra amerikiečiai, vokiečiai ir dar iš vis transnacionaliniai koncernai. Ukrainiečiai ten tik tai keli, žinai, patenka į tą dalyką. Ir turint galvoj jų galę, tarptautinę, žinai, tų koncernų, tai, tenai pabandyti prieš juos pasispardyti, net kokiai Lenkijai, aš nekalbant apie tenai Vengriją, Rumuniją, tai čia kalbos nėra. Ir aišku, žinai, kad Lenkai ir kiti dirbo būtent per Briuselį. Atrodė, kad viskas gerai yra. Ir, ir ginčiai tarp Zelenskio administracijos ir Dudos administracijos dėl grūdų, jie buvo karšti dar prieš kokį gerą mėnesį ar pusantro. Ir būtent tada ten nuskambėjo, žinai, kad, atrodo, Podoliakas pasakė, ar Podoliaka, aš nežinau, kaip čia teisingai reikia įvadinti. Nes yra dvi pavardės, kur yra Podoliaka ir Podoliak. Podoliak tai tas, kuris Zelenskiui dirba, o Podoliaka tai yra propagandistas kažkoks tai. Tiek to. Ir tas Zelenskio Podoliaka, ar Podoliakas? Podoliak, Michailo Podoliak, va šitas. Jo, taip, šitas. Taip. Jisai pasakė, kad maždaug mes su Lenkais, aišku, draugaujam ir sąjungininkaujam tam tikrais klausimais, bet yra klausimų, dėl kurių mes nesutarėm ir kiekvienas ginsim patys savo interesų, žinai. Tenai tada Varšuvai ten buvo toksai subruzdimas, bet, sveikas protas paėmė viršų, žinai, ir iš Lenkijos pusės buvo pasakyta, kad, taip, tai čia suprantamas dalykas, žinai, kad, sąjunga, karas karų, žinai, bet, yra ekonominiai interesai, kur valstybė, žinai, savo interesus žiūri. Viskas tvarko. Bet rinkimai artin. O Lenkijoje dabar, čia rinkimai po 3 savaičių, man atrodo. Lenkijoje labai smarkiai pakilus yra tokia partija, kuri vadinasi Konfederacija. Ir jinai yra labai antiukrainietiška, tikrai antiukrainietiška. Ir jie planuoja, kaip jau rodo tie apklausos, jie pretenduoja net galbūt iki 10 ar 11% balsų. Tai yra tikrai daug. Žiūri daug. Jo. Ir dabar dėl tų balsų su jais smarkiai kariauja būtent ir valdantieji, žinai, PiSas. Ir nes, nors yra neatmetama galimybė, žinai, kad, tarkim, po rinkimų jie sudarytų šitą koaliciją valdančią, bet šiaip jau kiek aš skaitau Lenkų ir apžvalgininkų, ir tarkim, tų su valdančiaja partija susijusių visokių politologų, jie labai norėtų valdyti vieni, žinai, be konfederacijos. Nes konfederacija prie to, kad ten yra tam tikrų temų, kurie turi bendrą supratimą, bet jiem nepatinka. Nes tai yra šovinistai patys natūraliausi, bet kaip tu sakai, ultranacionalistai. Ir šitie pradėjo pirmiausia ta konfederacija pradėjo kelti klausimą dėl Volynės žudynių, čia 40 metais, kur ukrainiečių sukilėlių armija tenai praskredė nemažai Lenkų. Nes kaip tik metinės sueina, o teisingai, vadinės 44 metai, žinai. Ir buvo reikalaujama, kad tenai, kad šitas
Zelenskis ten padaryti kažkokių tai pareiškimų, žinai, demonstratyvių, ten dar, iš esmės, kad Zelenskis pasmerktų Banderą. Bet supranti, kad dabartinėje situacijoje, kai Batiko nors Bandera Ukrainą matė, pasmerkti viešai Banderą, tiesiog, nerealų Ukrainoje. Taip. O Lenkai ten pradėjo, žinai, kaip, žinai, čia Bandera visai mus pjovė, supranti. Na, tai tenai vėlgi buvo išvairuota, tenai vainikus padėjo, ten dar kažką tai tokio, bet Lenkai liko nepatenkinti. Kad, ir artėjo tas ES embargo dėl grūdų pabaiga, tai yra būtent rugsėjo 15. Ir abi pusės, tiek Ukraina, tiek Lenkija, vengė pravesti normalės darybas tarpusavyje, ką darysim po to. Nes abi pusės tikėjosi, kad sprendimas ES bus jų naudai. Tai yra, Ukraina tikėjosi, kad ES nepratęs embargo ir neturėjo pagrindą tikėtis. Bent jau, iš esmės turėjo, bet čia apie tai truputį vėliau. Lenkai buvo įsitikinę, kad bus pratęsta. Nes, pagal visas ES normas, turėjo būti pratęsta. Bet nebuvo. Ir va čia sprogo viskas. PiS rinkimai ant nosies. Šitam Zelenskiui irgi namuose yra, nors rinkimus jisai nukėlė, bet situacija yra labai labai nedėkinga. Iš esmės, ta jo partija, kaip ten jinai vadinosi, pamiršau dabar. Zelenskio? Jo. Sluga naroda. Sluga naroda, žinai. Jie tenai turi gal 10% nuo savo buvusio elektorato likusio. Apie 70 kelis procentus ukrainiečių pagal apklausas mano, kad Zelenskio administracija yra tiesiogiai atsakinga už korupciją Ukrainoje. Ir daugiau pusės ukrainiečių mano, kad vakarų parama Ukrainai turėtų būti sąlygojama reikalavimo kovoti su korupcija. Ta prasme, Zelenskis yra kaitinamas pas save iš vidaus. Nors ir nėra rinkimų, žinai, bet daugiau pusės ukrainiečių mano, kad vakarai turi teisę šantažuoti iš esmės Zelenskio. Statyti sąlygas. Jo, statyti, kad jie gali kelt sąlygas. Čia gerai, kad tiek daug ukrainiečių taip mano. Ne, tai taip supranti, bet tai tu bara įsijauski Zelenskio situaciją, žinai. Kai jisai turi šokti baletą, žinai, ant lyno. Tai gal ir šoka. Tai jisai ir pabandė šokti, supranti, pasakė, žinai, kad mes kovosim už savo ūkininkus, Lenkai pasakė, mes kovosim už savo ūkininkus. Kadangi Zelenskiui jau kuris laikas, žinai, matosi stogas pavažiavęs, jau Vilniuje šitas dalykas matėsi, kad jisai susikirto su NATO, žinai, viršūnėmis visomis. Nors aš beje suprantu, žinai, karas eina, žinai, jam akivaizdžiai prilaiko ginkluotės tiekimą. Tuo pat metu kelia reikalavimus, tu ten pralaužk frontą, žinai, jūs ten kariaut nemokat. Pasi žmonės žūsta, mobilizacija įstrigusi. Žinai, ir jisai išėjo tada Jungtinių tautų tribūną, supranti, ir drėbė, supranti, kad Lenkijos neįvardijo, bet buvo aišku, kalba apie Lenkiją, kai kažkai pasinaudodama, žinai, grūdų visais tais embargais, daro čia visokius dalykus, o iš esmės dirba Rusijai. Čia jau Lenkijos premjeras, pamiršau pavardę. Moravieckis. Irgi pristūmė, supranti. Lenkų tauta neleis apie ją taip. Jo. Absoliučiai gėdingas demašas, aukšto lygio politikui tai netinka. Aš spėju, Lenkijoje jį dabar keikia kiekvienas normalus Lenkas. O ten, sakykim taip, tiek Lenkijoje, tiek Ukrainoje saviškiai kala savo politikus prie kryžiaus. Labai stipriai. Bet jau viskas apsišaudyta yra, žinai. Ir plus, matai, tas klasikinis dalykas, pasiklydimas vertime. Nes Moravieckis pasakė ir parašė Twitteryje, kad Lenkija daugiau nebegali perdavinėti ginkluotės Ukrainai, nes dabar jinai pati ginkluojasi. Šitas dalykas žaibiškai buvo išverstas į anglų kalbą, kad Lenkija stabdo ginkluotės tiekimą Ukrainai. Tai perėjo per visas antraštes, pasiekė net Vatikaną. Ir net iki popiežių, supranti, čia šiandien ar vakar susirūpino, žinai, ir kalbelę pasakė, kad vargšai ukrainiečiai kažkas čia jiems žadėjo duoti ginklų ir dabar suviliojo ir pametė ir nebeduoda, žinai, ir nieko neįvardijo, bet, visi suprato, kad čia Lenkų pavaryta yra. Žinai, popiežiaus žodis Lenkijoje. Nepaisant, kad koks tas popiežius bebūtų, žinai, bet vis tiek popiežius. Ir žinai,
kad premjeras durnas, kad Duda ten irgi nusišnekėjo, sakydamas, kad Ukraina elgėsi kaip skęstantis žmogus, žinai, kuris grėbėsi bet kur gali gelbėtoje, žinai, nuskandinti netyčia. Irgi visiškai nesąmonė pasakyta buvo. Sakau, visiems, žinai, prieš rinkimus ir dėl politinės situacijos stogai važiuoja. Bet šitoje vietoje mūsų Nausėda labai gražiai suvedė. Tai bent jau PR požiūrį. Ne, tai tvarkoju, žinai. Kol kas ne apie jį. Okay. Žinai, yra paprastas dalykas. Moravieckis, iš esmės, jisai pasakė teisybę. Lenkai nebegali daugiau duoti ginkluotės Ukrainai, nes jie nebeturi ką duoti daugiau. Nes, pavyzdžiui, ką jie davė, tiek tankus ir T-72, ir Tvardų, ir Leopardus, tiek krabus, supranti. Jie juos ir šitos, kaip juos, Rosomakus, tos pėstininkų kovos mašinas ratinės, jie juos davė išskyrus krabus, kurie nuo produkcijos linijos skirti, bet visą kitą buvo paimti iš rikiuotės dalinių. Tai nebuvo, žinai, kad kaip kokie tenai vokiečiai, supranti, ar amerikiečiai, kurie ima iš sandėlio, supranti, atrestauruoja, žinai, ir siunčia. Ne, tai Lenkai davė, supranti, būtent rikiuotės ginkluotę. Tai jie iš esmės nusiuntė, supranti, ukrainiečiam tankų diviziją. Pas juos divizijų nėra, bet tai skaityk 3 brigadas. Jis nusiuntė 3 brigadas savo, žinai, gatavas, plus artilerija, plus visų, aš jau neskaičiau, ten svedinių ir kitų dalykų, žinai. Ir tikrai nebeturi ko duoti, žinai. O ukrainiečiai, ne, jie žmonės, apskritai tokie yra gudravodegiai, švelniai pasakius. Jie labai praktiškai, žinai, žiūri ir, maždaug draugystė, bet ką tu man gali duoti, žinai, negali nieko duoti, žinai, tai žiūrėsim, su ko toliau draugot, kas gali duoti. Ir va čia, žinai, įlindo vokiečiai. Nes Lenkai rimtesni, žinai, apžvalgininkai jų, iškart pradėjo rašyti, kad Zelenskis tikrai nebūtų drįsęs taip įžeisti Lenkų, jeigu jis nebūtų turėjęs iš ankstinių garantijų, kad jisai bus palaikytas iš kažkokių rimtų sostinių. Juk vos tik tai per naujienų agentūras perėjo tą frazę, žinai, kad Lenkija nutraukė ginkluotės tiekimą Ukrainai, iš karto šoko į priekį vokiečiai. Kaip taip galima, supranti, Lenkija, kaip tu elgiesi? Jeigu taip, tai mes paimsim savo, žinai, patriotus, kurie gina dabar Žešuvo oro uostą ir nusiosim jį su Ukrainą. Tiesa, čia Lenkija sakė, Jėzus Marija, tik greičiau darykit čia. Ant to kampo, paskui dėl grūdų, žinai, Vokietijos žemės ūkio ministras toksai Esdemiras Turkas, žinai. Lenkai, kaip jums negėda, supranti, ukrainiečiai ten žūsta, supranti, jūs neleidžiate jiems, žinai, iš grūdų įsidirbti. Blemba, žinai, didieji moralistai atsirado, žinai. Bet ir Lenkai tada, ką rašė pastarąsias 4 dienas Lenkijos, tiek žiniasklaida, tiek komentatoriai, žinai, kuriuos aš ten stebiu, tarkim, ten Twitter'e, žinai, ar kur, už tų ir rimtesnių, žinai. Jie realiai sudėliojo tokią logišką sąmokslo teoriją, nes Žečpospolita, čia turbūt antras pagal įtaką ir turbūt didžiausias sveiko proto leidinys Lenkijoje šiuo metu, nes Gazeta Vyborčia ten yra šiza, žinai, totali opozicija. Jie paėmė, tiesiog dėjo straipsnį, kur kaip rašo, pašnekėjo su didelės NATO valstybės ambasadoriumi, kuris pasakė, jog šiaip jau Berlynas ir Paryžius yra priėjęs tarpusavio sutarimą, jog Ukrainos narystę Europos Sąjungoje reikia maksimaliai pagreitinti ir galbūt net jau 30 metais jie galėtų būti narė. Nes maždaug, jie labai gerai tvarkosi ten pas save ir apskritai, žinai, atsižvelgiant į politinės aplinkybės, čia būtų pirmin. Paskui Bloombergas tą patį parašė, naujienų agentūra irgi, kad Ukrainos priėmimas į Europos Sąjungą jau darosi, žinai, vos nenulemtų dalykų. Lenkai ir padėjo dėlioti, supranti, kad toj situacijoje, kur dabar slidus Ukrainai reikia šiais metais 42,8 milijardo dolerių tam, kad užkimšti savo biudžeto skylę. Lenkija gali duoti tos pinigus? Negali. Vadinasi, plus Lenkija nebegali duoti ginkluotės ir ukrainiečiai tai irgi žino puikiai. Ir čia ateina vokiečiai ir sako, mes duosim, bet su sąlyga. Jeigu jūs, mėly ponai ukrainiečiai, priiminėjant į Europos Sąjungą, pasirašysit ant Vokietijos ir Prancūzijos siūlomų
ES federalizavimo taisyklių, tai yra tame tarpe tas kvalifikuotas balsavimas ir kiti dalykai. Tai jokių ten, žinai, konsensusų. Kvalifikuota dauguma, tu turime. Jo, nes dabar yra konsensuso reikia. O vokiečiai su prancūzais stumia, kad tai būtų, žinai, kad būtų galima tiesiog kvalifikuotą daugumą balsuoti, žinai, kad būtų galima iš esmės nepatenkintas valstybės izoliuoti. Tai yra kelias į federalizaciją ES. Ir kad Ukraina, žinai, turint jos situaciją, ukrainiečiai tokio dalyko pasirašyti, nes jiems svarbu būti ES ir visiškai jiems nesvarbu, kaip ten bus balsuojama, žinai. Nes valstybė, kuri yra taip sugriauta karo, žinai, pas tu supranti. Kalbos nėra. Ne toj situacija, kad ten galėtų, žinai, pradėti ginčyti, žinai, kad mes čia norim tautų Europos ar mes čia norim federalinės Europos. Ir tai atrodytų, kaip ir lenkiška sąmokslo teorija, bet už vakar, žinai, Die Welt, turbūt vienas pačių solidžiausių dienraščių, tokių, žinai, centro dešinės pakraipos, tai pavadinčiau. Dėjo straipsnį, kuriame tas buvo surašytas juodo ant balto. Kad supranti, žinai, buvo čia tokios draugystės tarp Varšuvos, Kijevo, supranti, dabar Kijevas atėjo į protą, žinai, nes ką jiem tie Lenkai gali padėti, žinai, Lenkai yra susipykęs ir su mumis, ir su Briuseliu, jie tenai nesilaiko ten tų ES teisingumo normų, žinai. O mes čia, žinai, galim ir ukrainiečius užtarti, ir padėti, ir visą kitą. Tiesiog juodo ant balto paėmė ir patvirtino visas Lenkų sąmokslo teorijas. Tai dabar įsivaizduoju, kokia situacija yra Varšuvoje. Kai jie staiga puikiai, jie mato, kad vokiečiai, kuriuos jie jautėsi padėję vietą, atsimeni, mes jau nekartą, net vis kalbėjome apie tai, kad galios centras pasislinko smarkiai link Varšuvos, kadangi Varšuva tapo pagrindinė Ukrainos sąjunginė rėmėja, žinai, visas transporto hubas ir visa kita. Vokiečiai atžaidė, supranti, atgal šitą dalyką. Nuėjo į Kijevą ir pasakė, klausykit vyrai, tai jūs ko norit, žinai, draugystės ar pinigų? Pinigai pas mus. Plius, sako, žiūrėk, kad Lenkijoje ten rinkimai, žinai, nežinia, kas laimės, supranti, kokį laimės, o pas mus, tai buvo maždaug mes, vokiečiai, nuoseklūs, pas mus, jeigu susitarsim, žinai, tai kairieji, dešiniai, žinai, viskas bus daroma. Plius, ir Paryžius, ir Vokietija, jie tikrai negalėjo ramiai žiūrėti tai, kaip Ukrainoje žaidė Britanija. Nes jie vienu ėjimu, žinai, patraukdami Kijevą į savo pusę, supranti, ir Lenkus pastumė į šoną, ir Britus pastumė į šoną. O šalia to, supranti, jiegi žaidžia jau kartu su Vašingtonu, kurio administracija tikrai nemėgsta Kačinskio ir Dudos, grinai dėl ideologinių sumetimų. Tai jeigu mes dabar maždaug Lenkus pamerksim į kaką, gal, supranti, pavyks padaryti taip, žinai, kad šitą vyriausybė prapils rinkimus ir ateis saviškiai valdyti, visi šitas Tuskas, kuris yra kiaurai provokiškas, proamerikietiškas Sikorskis ir visi kiti. Ukrainiečiai nenori, supranti, buvo įtraukti į svetimą politinį žaidimą, didelį politinį žaidimą. Apie tai jiems buvo šnekama, kad to negalima daryti dar prie Porošenkos. Nes prie Porošenkos irgi ten buvo bandoma, žinai, žaisti į mostį kažkam tai, žinai, iš tų didžiųjų politikų. Bet aš puikiai suprantu, kad jie dabar atsidūrė tokioje situacijoje, kad jie neturi pasirinkimo. Ir jeigu tie, kurie jiems duoda ginklus, tie, kurie jiems duoda pinigus, žinai, pasako, kad, jūs tam padarykit vieną kitą gestą mūsų pusiai, jeigu norit gauti, tai jie priversti daryti, žinai, lygiai taip pat kaip Zelenskis išeina kalbėti į tribūną ir pasako, kad jis norėtų, žinai, pamatyti performatą Jungtinių tautų saugumo tarybą, žinai, kurioje būtų įtraukta Vokietija. Kai sakoma, žinai, čia jau aiškiau nebūna, žinai, tokiais atvejais. Aišku, vokiečiai pasako, ne, mes nenorim, bet čia, žinai, supranti, kaip nuotaka pamačiusi gerą jaunikį, pasako, Jėzus Marija, žinai, koks jisai geras, supranti, gal aš per prastai jam, bet vis tiek malonu, žinai. Ir plius, supranti, priverstas, Zelenskis jau priverstas viešai stoti kažkokią tai pusę, žinai, ne į Lenkijos pusę. Na ir o Lenkijoje, ačiū Dievui, pakankamai dar yra sveiko proto žmonių. Na ir kurie rašo, kad, pirmas dalykas reikia iškentėti. Kiek čia liko 3 savaitės, žinai. Antras dalykas, reikia vėlgi suvokti, kad ukrainiečiai yra desperacijoje. Tu negali, žinai, kažko tai reikalauti žmogaus, kada jisai kariauja, jisai neturi pinigų, jis neturi ginklų.
Ir kažkas sako, supranti, aš tau duosiu ir tą, žinai, jeigu tu tai parodysi faktą, žinai, žmogui, kuris prieš tai tau labai smarkiai padėjo, bet dabar padėti daugiau nebegali. Žinai. Kitas dalykas, kad iš tikrųjų ukrainiečiai iki šiol nėra padarę strateginio apsisprendimo dėl šito dalyko. Čia toksai Marek Buziš, aš jau kilintą kartą cituoju, protingas politologas ir vyriausybėje dirbęs, ir žurnalistas geras. Jisai parašė šitam, čia tam nepriklausomam Kijevo dienraštyje, arba Kiev Independent, ar Ukrainska Pravda, aš dabar bijau sumeluoti. Straipsnį, kuriame labai taip švelniai, žinai, be jokių tenai užvažiavimų, sudėlio, kas sako, ponai ukrainiečiai, jūs padarykit strateginį sprendimą galiausiai. Ar jūs su mumis, bet su mumis tai reiškia, kad ne šią savaitę, šį mėnesį ir šiais metais, bet su mumis tai čia jau dešimtmečiam, žinai, galbūt ir šimtmečiam. Ar jūs tiesiog norit laviruoti, žinai, eilinį kartą tarp Varšuvos, Berlyno, Paryžiaus, Vašingtono ir galiausiai likti kaip bobutė prie geldos. Nes sako, taip, dabar jie, sakau, jis tą dalyką parašė dar iki šito viso, žinai, susiriejimų. Bet kadangi jisai protingas žmogus dirbęs grūdų biznėje, tai jisai matė, kad bus šitas dalykas. Tai jisai sako, kad be Lenkijos vis tiek niekaip. Visas aprūpinimas eina per Lenkiją, sieną su Lenkija. Per Vengriją tu Ukrainos neaprūpinsi, per Slovakiją tu Ukrainos neaprūpinsi, jeigu tas Fico dabar laimės rinkimus, kuris yra labai antiukrainietiškas, per Rumuniją tu irgi neaprūpinsi Ukrainos. Kodėl per Rumuniją, ne? Per tolimas ir nėra normalių susisiekimo kelių, žinai. Okay. Tuo labiau, kad per Vengriją reikėtų vežti, jeigu Orbanas ims ir vėl uždarys, žinai, pasakys, kad neleisiu. O Lenkija yra tai, didžiausia, ilgiausia siena, istoriniai santykiai, puikus supratimas, galiausiai, žmonių santykiai yra tokie. Čia toksai Lenkų žurnalistas, kuris pastovi daro reportažus iš Kijevo, pažiūrėjau šiandien pas save Twitterį, pasakė, sako, žinai, piluosi degaliniai kūrą, prieina, žinai, tenai bičiai, sako, tu ką, sako, iš Lenkas. Sako, klausyk, tu nežiūrėk, kad tas mūsų Zalebobas, žinai, šneka. Mes mylim Lenkus. Ten paskui, sako, ten kitur nuvažiuoja, žinai, Lenkas, klausyk, mylim jūs. Tai yra, Taip ir negali būti. Klausyk, 11 milijonų ukrainiečių yra arba gyvena Lenkijoje kaip pabėgėliai, arba pervažiavo per Lenkiją. Tai tokie dalykai, žinai. Ir Lenkija labai daug padėjo, čia nenuimsi. Klausyk, jeigu ne Lenkija, pirmom dienom, Taip. taigi būtų buvusi užpakalį, žinai. Tvarko dabar Vokietija įsisiubavo, žinai. Galbūt Amerika irgi ten kažką tai daugiau užpakalį pajudins, bet realiai, jeigu net tie 3,5 lenkiškų tankų, jeigu ne 100 artilerijos pabūklų, aš jau neskaičiuoju, žinai, granatsvaidžių, sviedinių ir tenai visų kitų smulkmenų, tai velniai ten būtų atsilaikę perdai vasarą. Taip, kad čia nuo tų dalykų tu niekur nepabėgsi. Bet tai yra blogai. Ir čia iš tikrųjų, aišku, Nausėdai nereikėtų afišuotis per daug, bet kad jam dabar reikėtų užsiimti, žinai, tą vadinamąją šaudyklinę diplomatiją, tai yra akivaizdu. Šaudyklinę šatlinę, ta prasme? Jo. Važinėjimo pirmiausia. Ar važinėjimo, ar telefoninių šnekėjimų, supranti, bet reikia kažką tai sušnekėti, kad būtų nuimta, supranti, visi tie, bent jau susitart, kad jokių aštrių viešų pareiškimų nebūtų iš pirmų, tarkim, 3, supranti, ar 4 valstybės pareigūnų. Nežinai, kai ten Ukrainos žemės ūkio viceministras po to, kai Zelenskis pasako, mes kreipsimės į pasaulio prekybos organizaciją, žinai, dėl tų grūdų draudimo. Ir jisai parašo pas save Twitter'yje, supranti. Tai, tipo, kažkas maždaug už mūsų ir jūsų grūdų laisvę. Liaudiškai šnekant. Tokį imti ir mėžti iš darbo, supranti, nes, tyčioties iš tokių dalykų, tokioje situacijoje, supranti, Taip, kad, žinai, bent jau patylėti reikia. Okay. Kad nebaigti visiškai liūdnai, supranti, pasidžiaugim, kad iš Kaukazo, teisingiau už Kaukazės, Rusija išmesta velniop visiškai. Nes, aš turiu galvoju Karabachą. Ja. Štai pamerkti nosim į mėšlą Putiną, kaip pamerkė jį Alijevas.
Bet iškart matosi, supranti, kas užaugo tarpuvartį, būdamas ten kažkokio tai kepėjo ar batsiuvio vaiku, o kas iš elito atėjo. Taip sužaisti per vieną dieną, supranti. Atėjo, pasakė, kad, buvo 3 metai laiko deryboms dėl Zangezūro koridoriaus buvo. Susitarėt, ponai armenai, nesusitarėt. Šaudot. Tai mes padarysim jums, supranti, operaciją. Padarė operaciją, tenai per vieną dieną pabombino, žinai. Ar visų taikdariai visi sėdėjo, tupėjo, žinai, bijodami užpakalį pakrūtinti. Pašinjanas, Armenijos prezidentas, irgi sėdėjo, tupėjo, užpakalį bijo pakrūtinti, kadangi jis jau suprato ir žinojo, kad rusai nepadės, amerikiečiai irgi nepadės. Bet būtent tuo metu, kai operacija buvo pradėta, pas armėnus vyko bendros pratybos su amerikiečiais. Čia irgi, žinai, toks demonstratyvus dalykas buvo padarytas. Ir paskui, kad rusai, žinai, jau visai iki galo vietą savo suprastų, tai nužudė jų to taikdarių brigados vado pavaduotoją ir dar tenai vieną postą subombino. Nužudė ir nukovė. Ne, nužudė. Važiavo jisai į Uazikų, su savo ten palydą. Jis sustabdė Azerų tada ir patrulės, ir specūrą, žinai, patikrino dokumentus, sušaudė iš automatų. Pasakė, kad mes pamanėm, kad čia teroristai. Okay. Žiauriai čia. Rusai suvalgė, žinok, net nemirktelėję. Okay. Ir dar tada čia kažkoks tai ten Dūmos deputatas draskis per televizorių, kad maždaug nedrįskime maždaug ten putotis ant didžiai gerbiamo Lyjevo, jisai patikimas ir žodį laikantis sąjungininkas Rusijos Kaukazą. Paprastai ir aiškiai, žinai, Rusijos užkaukazėje nebėra, ten yra Turkija, ten yra Azerbaidžanas. Ten biškai Iranas kažką tai bando žaisti, bet Rusija ten nebežaidžia. Ačiū Dievui. Iki.